Dievas kalba per šventąjį raštą. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir rašto pagodą turėjome vilties. Romiečiams 15 skyrius, 4 eilutė. Dievas kalba per Bibliją savo šventąjį žodį. Štai kodėl tai vadinama šventąjį raštą. Iš pradžių jau buvo tik Senasis testamentas, bet dabar ir Naujasis. Tai irgi yra Dievo žodis. Dievas tai patvirtino. Turiu įvairių būdų, kaip skaityti Bibliją. Kartais vienu ypu perskaitau daugelį skyrių. Taip gaunu gerą apžvalgą ir pamatau tarpusavio ryšius. Kartais mano žvilgsnis užkliuoja už vienos eilutės, apie kurią ilgai galvoju. Tai yra deimantai, kurios randi kasdamas. Kartais aš perskaitau Bibliją ir perskaitau tai, kas atrodo kaip tik man, negaliu tinkamai apibūdinti, kaip tai veikia. Bet tekstas man tuomet apsvarbiausias ir atsako į mano klausimus. Kartais skaitau pagal planą, kartais be. Kartais dieną praleidžiu neskaitydamas, bet aš visada galvoju apie jį ir jo žodį. Jis yra mano mintyse ir širdyje. Gera pasidalinti su kitais apie eilutę, tada galima gauti naują požiūrį. Dievas dažnai primena man tam tikras eilutės, kuris jau kažkada esu skaitęs, kai ateina laikas. Jis jas panaudoja. Jei niekada nebūčiau jų skaitęs, jis negalėtų man prisiminti. Kai skaitau Bibliją, Dievas beveik visada pradeda kalbėti. Kai kurios dalykus jis vis naujai paaiškina. Kai kurie dalykai mane paguodžia. Kai kurios pažadus galiu priminti asmeniškai. Jis padrąsina ir paguodžia per savo žodį. Jis pateikia nurodymus, atsakymus į skubius klausimus. Paaiškina savo veiksmus ir mintis. Jo žodis yra taip platus remai, kuriuose gali veikti pamokslavimas, evangelizacija ir misija, pranašystės ir mūsų veiksmai. Taip esame apsaugoti nuo piktnaudžiavimo ir patys netampame sektantais. Dievas gali įspėti mus. Jis taip pat gali mums per savo žodį atskleisti klaidingas kai kurių bažnyčių doktrinas. Biblija man yra pati mėgstamiausia knyga, nes ji duoda man atsakymus, kurių niekur kitur nerasi. Dievas kalba su manimi per savo žodį, Bibliją. Aš asmeniškai pažįstu jį, mano tėvą ir kūrėją, mano gelbėtoją Jėzų Kristų ir mano padėjėją bei draugą šventąją dvasią. Ačiū Tėve už tavo žodį, jis man labai svarbus ir vertingas, kai kartu tu mane paguodai ir padrąsinai per savo žodį. Ačiū, kad kalbi su manimi. Amen.